Radistai, and you are listening to podcast on Zip FM. Alio. Labas. Labas. Vaida. Taip. Namuose? Taip. O kas jūs skambina? Ne tavo reikalas. Tu žinok, skaityk žodžius. Tai tu paklausyk, kas skambina, sakau, ne tavo reikalas. Mano. Jeigu man skambina, tai mano reikalas. Mano reikalas yra, kad aš tau skambinu. Tu nereikant man. Mano reikalas, nes aš atsiliepiau. Ką? Aha. Ką veikia? Ai, nieko, blema, matkę reikia daryti. Matkė. Kas valgo. Kaip savaitgalis? Ką? Kaip savaitgalis, sakau. Ai, niekaip, ai. Geriai? Šiandien, ne. Negeriai? Ne, tu. Ai, biškai, aš torčinau. Žiūrėk. No. Gal turi tu? Kaip? Turi, gal sakau. Ką turiu? Man sakė, kad tau paskambinsiu, tu žinosi apie ką. Tai sakau, gal turi, tai jeigu turi, tai aš atvažiuočiau, paimčiau keletą man. Nedaug ten, 50 užtektų gramų. Aš nesuprantu apie ką. A tau kokią slaptažodžią reikia gal pasakyti, ką žinau? Aš nežinau, apie kas čia kalbi. Narkotikus. Kas? Narkotikus. Neturiu. Neturi? Ne. Blemo, taigi davė draugelis numerį, ta prasme, tai sakė, aš švarus nebijok, aš niekam ten nepasakysiu. A, ne. Žinok, aš neturiu tokių dalykų. Aš daugiau galiu primokėti, nes mums labai reikia dabar. Neturiu, Tu nereikia gerai ant manęs, blemo, visi reikia ant manęs šiandien. A, ne. Jo. Tai gerai. Tai galėtumėm tave paimti, žinai, dar. Jei nori. Kur? Mes bute tokia, mes esam keturiesi dabar. Tie biški šie, žinai, aš atsikėliau, su kur reikia dar biški paimti. Per visus galus skambinau, žinai, nesuprantu, kur čia. Tai vat atsinti tavo numerį. Ir viskas. Tai vat. Chebra, norit ar nenorit, ką? 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 Ne tau sakau. Reikia mum. Tai prilekiu aš, tu prasme, aš matai pats vairuoti irgi nelabai galiu, bet kaip nors atvažiuosiu, tai tu man išnešk, aš tau paduosiu. Iš kur tu mane pažįsti, ką tu čia nusikalbė? Aš tas nepažįstu. Tai kur tu prilieksi? Prie chatos tavo, blemba, kur prilieksiu? O ne, liek. Karoči, nesprant, kas tau yra šiandien? Tu prisivalgai gal? Jo, prisivalgiau. Biškai torčia. Gerai, tada iki. Iki. Davai. This is Radistai, and you are listening to podcast on Zip FM.